ir eisite susijungti su savo pasąmone. Pažiūrėsim, į kokį prisiminimą, patirtį ar įvykį jūsų pasąmonės jus nuves. 3, 2, 1. Kur esate, kaip jaučiat savo kūną, ar kažką matote? Buvo labai kažkoks nutrūkęs ryšys, bet žiūriu, dabar grįžau aš. Mindaugas girdi? Girdžiu, jo, man atrodo nesuveikė, aš bandau tą kamuoliuką sukti, bandau išjausti, tai įsikabint kažkaip. O ar visas Labai tokia sunkia energija, tokia labai tokia, nežinau. Vienu momentu irgi padariau kamuolį, tokiu kaip susprogdinau aplink save, tokia kieta, tokia net virpuliukai vienu momentu ėjo. Bandyk išbombinti šviesą kaip nors aplinkui save viską. Gal taip sprogo, reiškia, reikia taip daryti toliau. Tau gal padaryti rituliuką? Vieną padariau, praleidau per čakras, tai šovė per pakaušį išėjo, bet vis tiek nieks vaizdų, jokių nematau nieko, tai bandau dar. Tau padeda dabar sukti. Suku tau. Dabar aš tau šoviu. Irgi mačiau, kad liktai, kaip tu sakai, išlėkė. Kaip per kiaurai praeina ir viskas. Aha, toks net neužsilaikė niekur. Bet man taip visą laiką jisai būdavo, aš nežinau, gal pas kitus stringa kažkas būna. Tai stringa, kai kūno pojūčiai kažką parodo ir kažkur yra kažkokie blokai kūne ir per tos blokus į tą energiją kažkokią galima išeiti. Jeigu niekur nestringa, tai turbūt viskas tvarkoje. Aš jaučiu, kad šita tamsa nėra ta tamsa, kai tai būdavo juoda. Čia kažkokia kaip masė smalos kažkokia. Aha, tokia mes, tau neatrodo, kad mes kaip burbulė tokia, ne? Jo, kad aš jaučiu, kad tenai slegia, netgi mane dabar vailovo visas spaudžia. Jo, aš tą patį irgi jaučiau pradžioje. Nėra kaip darytas nuo erdvės, aš taip kažkaip jaučiu. Jo, tokia, būtent tą patį, tokia, aplink tokia juoda, tokia, kaip smala, tokia jo sunki, o mes tokiam burbulė, tokiam, kaip sakant, neužslegia jinai mūsų, bet tokia vis tiek savo tą energiją slegia kažkaip. Gal jūs norėtumėt pabandyti tą tamsą kažkaip prasklaidyti? Įsiūlo paspraudinėt, ką nors energiją pakurti. Gal sukuriam vieną tokį kamuolį, tokį bendrą ir tokį sprogdinam, kad būtų bendra energija, gal ištaškytų taip visą ją nuo mūsų. Įdomu, ar mes toj pačioj vietoje yra kiekvienas atskirai uždarytas dėl to, kad jungiamės į vieną kanalą, kaip čia veikia, įdomu. Nu, aš matau, kad liktai mes vienam kamuolį, taip, žinai, tu prie vieno arčiau krašto, aš prie kito labai arčiau krašto kažkaip, tai taip. Kažkaip taip taip. Ir toks jausmas, kad mes kaip sukame, žinai, taip ratu, taip atrodo, tai erdvėje mes kaip pliusas ir minusas, žinai, veikia ir taip sukame, žinai. Toks jausmas, kad taip. Man taip įdomi. Na, tai dabar slegia, net ausysės, kad pradėjo kažkaip, kai būčiau giliko jūros numerės. Ar jūs ten dar norit suktis, ar norėtumėt išeiti iš to rutulio ir žiūrėti, kas yra už jo ribų? Jeigu paskaičiuotum iki 3, ten šoktume į kitą erdvę, kaip ten daro, išeiti įdomu ar ne? Ar čia viltųsi paskui? Pabandom gal? Paskaičiuok iki 3 ir tipo, ir kad šokam į kitą erdvę, gal iššoksim iš šiandien tiesiog.
Gerai. Aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs peršoksit į kitą jums saugią erdvę. 3, 2, 1. Kas vyksta? Aš kažkur tai dabar tokioj kaip ir kosmose atsidūriau. Kažkur tai laisvam plaukime. Mindaugai, kaip tau? Skaičiavimo pradžioje kūriau savo grįžimą prie to debesėlio savo ten šaltinis man šviesa duoda tokia. Bet kažkaip aš jį kaip ir susikūriau, kad jisai yra ten šviesu, bet mane vėl atgal įtraukė tą juodą. Dabar tauso debesys, o šitą juodą kažkaip smengu. Aš bandau kapstytis, bet neina, nieks neveikia. Kaip skęsčiau smalos kokio jūroje. Dariau, o tu matai Mindaugą gal iš šono, jei tu jautiesi kitokioje erdvėje negu jisai? Jis kaip pasakė, aš kaip ir tokia, kaip tas debesėlis, tai pasiko tokia kaip paduška tokia, liktai tokia. Jo, aš ant jos būdavau anksčiau, bet... Jo, ir aš taip žiūriu, tikrai tu ten kažkaip traukia, kaip pasakyti, aš tau taip ranką padaviau, tau tik nieko nesakiau, tu taip įsitvėri, dabar aš taip laikau, taip žinai, tikrai, taip žinai, aš dabar sėdžiu ant tavo paduškos ir tave laikau, žinai, kad neįtrauktų, bet tu kažkaip pats neįdedi pastangų išnert kažkaip tai. Kažkaip prilipę, jėdamos iš nugaros, man viskas prilipę, tokia granakis mano, tokia kieta. Ir nežinau net, kiek bandau judėti, net neišeina man judėti. Pabandyk, žinai, kaip padaryti. Tokią šviesą į save įtrauk tokią. Ir pabandyk tokią, aš tave laikau už rankos, o tu taip tokią verpstę, žinai, apie save tokią šviesos, tokią, žinai, tokią energetinę sukur, kad taip viską taip prataškytų, taip iš šonus. Taip išsisuk iš tenai, žinai, kaip vilkiuką tokį padaryk. Ir pilvo pas mane sukurys toksai kažkoks dabar, nežinau. Paskui viesulas. Taškosi ta juoduma, bet jos tiek daug. Jo, jos daug, bet aš taip porą kamolių apačion susprogdinau, liktai tokia, šiek tiek numušiau ją žemyn. O pradėjo informaciją, sako, tu netiki už tai negali. Jo, tai... Nuo abejonės. Savo padaškos, aš ten sėdžiu ant pakrašto tavo padaškos. Nebloga ta padaška tavo. Jo, aš tik debesėlį kažkaip pas manęs kažkada tai atėjo ir iš viršaus man eina tokia šviesa, nežinau, man ten energijos atsakydavo. Bet po to aš daviau užklausimą ten, kaip sraute buvau, kaip energiją gamintis, čia realybė, ta prasme, mūsų tam dualum pasaulyje. Man davė informacijos ir aš ją pradėjau naudoti ir daugiau už tenais, eteriniam neimų energijos, aš šitą darausi ją. Kaip sakant, 3D tai mūsų pasaulyje. Atstatinėjau, nes tai gyvenime, man prasmingiau kažkaip, kai dar reikia jos gauti, nes ne vis laiką gali tą hipnozę tam pasisemti. Aš tą debesėlį kaip ir buvau pamiršęs jau kažkiek hipnozę. Dabar kaip galima ratą. Kaip suprantu, tu jau dabar ant debesėlio jau. Jo, aš grįžau dabar ant jo, bet pas mane dar prisikabinę tos juodumos yra ir man dabar vaina ta informacija jau, kad mano abejonė čia ir yra, kad aš nežinau, ko tikėti, reiškia, aš nežinau, kur eit, ką daryti ir mane už tai vat ir va kaip inkaras laiko. Žiūrėk, dabar aš tave su šviesa pabandysiu nuprausti, ar tu pajausi tą energiją. Aš tau dabar vat tokia šviesa, prausiu tave, kad tas visas juodumas nukristų. Kairė pradėjo vibruoti. Kažką tai minėjai, hipnozė, ne apie kairę koją, kad ten reiškia kažkaip. Vyriška energija, moteriška energija. Kažkas reiškia einasi, kažkaip. Jo, taip. Šiandien kovo 8. Duodu tokia dabar pilu taip virš tavęs tą energiją.
siūlau tau maudytis, taip, žinai, tą energiją, kad nusipraustą visą tamsą, žinai, kur prilipusi. Bent jau aš tai matau, kad tu maudaisi. Nubėga, taip, žinai, nuo viršaus matau, kaip, žinai, taip bėga ir taip tas juoduma taip per ant kojų dar tokia likusi, bet jau patysta žemyn. Ką tu jauti? Nuėjo viskas į apačią ir man dabar grįžo vaizdas nuo mano to testo. Aš čia buvau prisikvietęs tų interferentų. Ir tik aš ne viską įvardinau, kaip testų dalį pasilikęs buvau. A, Dabar grįžo tas pats vėl vaizdas, kai buvo, nes visi jie stovi. Juodumos neliko viskas. Nežinau, ką man su jais daryti. Planų buvo daug, bet taip ir neapsprendžiau. tai dabar jie tokie stovi kaip kareiviai surikiavę visi, vienoje linijoje. Nu, aš čia jau prisikvietęs buvau ir matai, aš iš hipnozių išeidamas, jau paskutinės 4 hipnozės, aš niekada neuždarau išėjimo. Pas mane atviros durys visiems jiem yra, nes, gerai, šį kartą garsinsiu, pas mane ne vien tie įsivaizduojami blogi, tamsus, pas mane už nugaros stovi ir labai gerų, šviesių, bet jų kažkodėl nieks niekada nemato, nes aš kaip tikiu, kad nenori matyti. Nes visi mato pastoviai tik negatyvą ir kalba tik apie negatyvus, aš laikau juos, kad jie tarnauja negatyvų ir skleidžia negatyvą. Tai yra visą laiką dvi pusės. Pas mane nuo testo pradžios buvo tie negatyvus ir po to atėjo ir tie teigiami, gerieji. Na, aišku, čia vėlgi ta Aš fantazijos daug reikia. tų jų nematau, bet vieną tai tikrai matau stovi. Ir su sparnais, ir Toksai, keli tokie. jo su sparnais toks šviesus, toksai su sparnais galingas. Yra su lasdom Bet gerom. kaip tavo angelas turbūt ir tavo, čia kaip sakant, tavo Aš jau anksčiau prižiūrėtojas. dar skaitęs jo, bendravęs su juo, bet va, per tą visą testą aš norėjau pažiūrėti, ar kas nors tai pasakys, bet dėja tos mūsų visos, kurios kažką apie mane šnekėjo, užsiciklinę visą ant kažkokio tai aš sunkojo ir daugiau nieko nemato. Nu, čia aišku. Bet apie jį tai taip, sakau, vieną matau, jisai tikrai stovi, toks, grinai toks, tave kaip saugo, kaip iš nugaros, bet o priekį tie visi, tai kaip armijai, sakau, susirikiavęs visus, va taip kaip kareivėlius tokie, jie stovi prieš tave, ne? Nes jie bijo net pajudėti, nieko negali, nes jie bejėgiai praktiškai Jo, yra. tai aš juos taip ir matau visus, žinau. Mm. Dėl to ir paklausiau tavęs apie tą visą tą vaizdą, kaip Tai jo, tada net nežinau, ką čia. bet aš tau galiu, žinai, ką tau pasakyti, jie netikri. Nu, tai viskas čia man yra sukurta, aš taip įsivaizduoju. Jie netikri, tau, žinai, čia kaip yra, kaip, va tau padavė kaip susipažinimai, čia muliažai tokie, žinai. Štai jie stovi, aš žiūriu, kad aš juos, taip, žinai, gali juos kaip miltus paversti, gali juos išmesti, jie patys gali išgaruoti, jie tokie netikri, jie taip Nu, kaip tai, o tada moliniai tau paveiks tokie, žinai, skulptūrėlės pastatytos susipažinimai. O tada per hipnozę globalinę, kaip šnekėjot, ką jinai melavo, kad matė tikrą. Aš Kuris dabar nežinau, kaip tada kas buvo, gal ir buvo tada ir tikrų ten, bet dabar aš matau, kad jas pas tave tokios netikros sustatytos tokios. Vat. Tai va čia tie žaidimai ir gaunasi, kiekvienas mes matom, ką norim matyti, gaunasi. Ir kaip norim matyti. O tada tikėt. O tu paimk ir pabandyk dabar juos visus į vieną vietą suimti. Jie tikrai moliniai ar ne, nu tai tu gali patikrinti. Tu tai, sakant, gali įsitikinti. Jie gal dėl manęs irgi žaidžia, kaip sakant, kad jie tada iš tokių dulkių. Nu, aš pakeičiau vaizdą. Perdariau juos, nežinau, ar matėte, aš čia buvau parašęs tokią mintį, kad
Mes visi dabar tikim tais gyvuliais, kanopiniais raguotais, ten rekeloidais, taip toliau. Jeigu visus juos pakeis, pavyzdžiui, rėtųsi dešrelės, ten demonus pakeisti karbonadus, ten aštuonkojį faršą daleiskim, dabar pasakiau jiem pakeisti vaizdą. Nu, jie pasikeičia į tą pusę, galiu keisti kitą pusę. Kaip noriu, taip valdau, nes čia mano yra, mano ta, kaip sakant, mano vizija, mano fantazija ar kas. Tai reiškia, tai klėdėsiai. Viskas gerai, bet aštuonkojį karbonadą galiu padaryti, aišku, tikiu, bet pirmą jį reikia aptikti, kad padaryti karbonadą. Tai keletas buvo pas mane iki dabar dar. Ir va, per tas globalinės pas mane pastoviai tos senosios, tai mato tos aštuonkojus ištisai, bet kažkodėl mato kažką kitą. Tai, nežinau, čia vėlgi aš testuoju daug dalykų, ne viską pasakau, kai ką specialiai pasakau. Tavo mikrofonas kažkur, matai, nutolo ar nukrito. Kaip peruką dariau dabar. Aha. Mane kaip peruką girdit? Dabar gerai. Vat pradėjau apie aštuonkojų kalbėti, vat ir štai ir kirtai per ausinę iš karto. Čia irgi, kaip sakant, sutapimas. Gal nukrito mikrofoną, gal nežinau. O aš jos viską dabar dešreliam karbonadais, faršu, viską ir iš to pačio viską sumaliau vieną. Taip ir galiu, nes tu supranti, kaip gaunasi. Tai jisai virš aštuonkojis kaba virš mūsų, ne? Į kiekvieną tą matomą yra po vieną siūlą, matau, paduota. Jisai kaip valdymo siūlą. Ir tu, kai bendrauji, tai tu šneki, tu išleidi tą mintį, ir tas aštuonkojis tau keičia visą, kaip tu sakai, viską, ką tu nori. Jis tau sako, kad tu nori dešrelių, tau jis padaro dešrelės. Bet jis tau daro dešrelės. Tu darai, žinau. Jis tau daro tas dešrelės. Aš taip matau. Aš šitą tikėjimą žinau, jo. Tai tu sakai, aš, tai mano mintis, aš tai keičiu tas į karbonadus. Ne, tu keiti karbonadus. Aštuonkojis tau viskas padaro į karbonadus. Nes jis prisitaiko prie tavo minčių, nes aš dabar žiūriu, kodėl jis dabar tau taip pataikauja su tokio žaidimo forma. Aš net niekaip dabar neperprantu jo. Tu jį dar matai? Jo, jisai visą laiką yra. Jis tau dešreles prieš tai darė. Ir aš matau, kaip jis per tą siūlą, tą energetinį, kiekvieną tą muliažą, jis tau gali keisti. Tau gali tą padaryti reptiloido muliažą, gali dešrelės, kaip tu sakai, gali karbonadą, gali eglutę. Ką tu nori, jis tau gali. Tu duodi mintį, jis tau padaro tau priekį, kad tu taip matytum. O dabar aš pradžiui, kad aš juos visus sumaliau ir visus išmečiau, sunaikinau į tą srautą. Pas mane dabar švaru, tai dabar tu matai, tai tą, ką tu matai. Aš šito nematau. Ne, aš sakiau, kaip prieš tai buvo, kad tu sakai, keitėjai dešreles. Nu, tai tada sakiau, po to tu sakei, mano tą aštuonkojį, tai reiškia, tu matai dar kažkokį aštuonkojį, kurio aš jau dabar nematau. Tai kaip pasakai, tai vis toksai, jeigu tu taip žiūrint, aš stoviu nuo tavęs, taip vienas prieš kitą, mes taip stovime erdvėj. Taip sakykim, vizualiai keli metrai. Taip gal ten ir kilometrai yra, bet taip sakykim, įsivaizduoja, kad keli metrai. Tai jis taip per vidurį mūsų, taip stovi, taip toks, ir jinai toks virš mūsų, toks pakybęs toks. Ir pas jį tokios, net nemoku pasakyti, tokios vidury pilvo tokios akis, tokios. Tokia kaip medūza, lyg tai būtų tas aštuonkojis toksai. Tokių daug kojyčių aplink, tokios visas juda. Kaip sakai, aš tavo galiu įsivaizduoti, bet aš galiu vėl apverčiau viską į faršą, vėl viską išradžiau. Tai va čia gaunasi, nežinau, tavo žodžiai man materializuojasi, mano fantazija ir kur čionai susikūrė ir aš to pačiu galiu tai panaikinti arba galiu palikti. Taip, aš žaidžiu dabar atstovai
Bet jisai gali ir tau ir kaip faršas atrodyti, jeigu tau reikia. Jo, tai va, bandžiau, pakeičiau į faršą, į pakuotinę atidėjau, silafarinę kažkokią. O gal Grynai, davai tu tą faršą taip, kaip tu paverti į faršą į juodą skylę, kad jis nebemanipuliuotų tau vaizdinių, išmet, nes jisaigi aštuonkojis tai yra tau per pasąmonę eina viską. Jisai ne reptas ir ne demonas ir ne pilkis, jisai, kaip sakyti, tave ima per protą, per matricą, per protą. o gal atvirkščiai, gal aš jį sukūriau. Mano protas gali sukūrė. Dėl to įsivaizduoju, kaip oazę mes matome, tai dykumoje, kurios Čia nėra. jam labai patogu, va, taip va, tau dėkti tas mintis, nes Taip. nes Ir jam va, taip patogu, jis yra. Pas tave yra labai toksai, tu galėtum labai daug matyti, taip aš jaučiu, kad taip, žinai, tavo matymas toks, man toks ateina toliaregiškas. Ir jeigu jisai va tau va tai, kai taip va tą simuliacijas daro, tau jis sutrumpina netgi 10 kartų tavo matymą. aš už tai ir nustojau žiūrėti simuliacijas, nes tai neįdomu, čia holivudiniai tie filmai, tie, kas sakė, spektakliai čia parodo, man beverti žaidimas gaunasi. Tai va būtent, tai tu turi su va tuo simuliatorium ir susipykti, o ne su juo susidraugauti. Nes Čia netikiu, man jisai, čia noriu viskas, man jisai bereikšmių dalykas. Srautas, kaip eina informacija, va ten nėra nieko interferentų, nieko ten, va, kažkas tikro, o čia toksai va žaidimas, nežinau, kuris geresnių scenarijų sukurs, kuris įdomesnis, bet toksai man jis tuščias gaunasi, nežinau, tiesiog. Tai va tu pats pasiduodi į jau tą žaidimų kažkaip aikštelę, kažkaip tai jisai moka tavim pasinaudoti, kad pradėtų su tavim žaisti, kaip katytė ir pelytė, tą, žinai, tokį žaidimą tokį. Kačių pelių, kas kurį pagaus, kas kurį ką, jis tau pameta pelę, tu jį gaudai, po to jis tampa katinas, tu peliai, žinai, jis tave gaudo. Ir taip, žinai, va, gaunasi toks jau, kas ką pagausit, kas ką taip užgaudysit, užtat, bet tavo dėmesys į tai ir nukreipiamas, kad tu nesusikoncentruotum kitur dėmesį. Tai bet tada jisai, sakyčiau, tas Tankojis labai kvailas, nes jisai tokiais manipuliacijom padarė taip, kad manęs nedomina daugiau. Tau atrodo kvaila. Ir sakau. Kvailumas tik tai tau taip atrodo, o iš tikrųjų per tą kvailumą jisai tave įvilioja, tokiu kaip žaidimą, žinai, tokių žaidimėlių, tokių prikuria daug. Tokių simuliatorių, tokių. Toksai apsimesdamas kvailiu, taip, žinai, jisai toks kaip manipuliuoja, nu tai aš nemoku pasakyti, taip įdomiai tokia visa tokia eina man toksai. Aš suprantu, kad noriu pasakyti. Jeigu jisai norėtų mane nuo kažkur nuvesti, jisai mane kabintų, kad aš tą žaidimą norėčiau žaisti, tai tai padarė, kad man tas žaidimas bereikšmis neįdomus, aš noriu žaisti tų kvailų jo žaidimų, nes tai yra, beprasmiška kvaila. Aš noriu eiti per informacijos ir tikrą švarę informaciją, o ne jo tas vaizdinius, tos filmukus pasakoti kažkokius ką. Bet tai yra irgi, žinai, tokia to žaidimo dalis, nes gaunasi atitraukimas dėmesio, pavyzdžiui, dabar mes galėjom jau kažkokią informaciją skaityti, o čia mes nagrinėjom jo žaidimus, supranti, kur yra visa, jo, irgi čia yra toksai kaip iš tikslų. Kad, tą laiką mūsų, kurį, žinai, kurio mes panaudotumėm kažkam, mes, persikeliam į tų žaidimų, žinai, jų žaidimo aikštelių naikinimą, žinai. Jeigu tu jį dar matai, tu jį savais būdais sunaikink, išmesk, ar ką tu su juo darai, nes pas mane šio dabar nematau, tai nežinau kodėl. Tu jį išmesk ir bandom kažkur tada eiti kitur, man tie jo žaidimai neįdomus, visiškai nenoriu šio nematyti, nei ką. Jeigu man pasirodys, aš jį automatiškai sunaikinsiu, išmesiu viskas. Nes man tie spektakliai neįdomus. O tu juodą skylę metė, ne? Jo, viskas uždariau. Gerai. Taip aš dabar nebeižvelgiu kažko tai tokio. Ar pasikeitė kažkas erdvėje? Pas mane balta. Jo, aš tokia erdvė, kaip ir niekur kitur neperšoku, bet jis nebeužstoja tos tokios, nebesukuria tamsos tokios, nebeužstoja tos šviesos tiek.
virš mūsų. Ir tokia šviesi erdvė dabar. Bandom gal kabintis, tiksliai gal bandom tada ne per mane, gal bandom tada per tave, ar tu ką nors ką matai, ar per klausimą eik. Aš bandysiu tada paskui tave kažkaip sekti, nes ką tu sakysi, ką matai, man automatiškai irgi kažkaip vizualizuosiuos ir bandysiu pasijungt. Nes aš nelabai dabar pasitikiu, kad aš kažką čia matysiu, nes srauto kol kas aš nematau ir nežinau, ar galiu pajaust, bet ta prasme bandysiu jungtis prie to, ką tu matai. Tai gal tu, Lina, bandyk įvest kažkur tai kažkokią temą ar klausimą ir bandysiu jungtis ir žiūrėsim tada, kaip gausis, ar kažkas manipuliuos ar ne, nežinau net. Tai Dariaus mintis buvo apžiūrėti tave, Mindaugai. Tai aš Dariui klausimą turėsiu, ar dar Dariau matai kažką pas Mindaugą, į ką reiktų atkreipti dėmesį? ar Dariau dingai, ar tu čia? Ne, aš dabar bandau žiūrėti, man tokia rezonavimas toks eina, kad kažkaip tai, nežinau, galvoj tau neleidžia taip, tokio lengvumo pasinerti, žinai, kažkas tai tokio trukdo. Nesuprantu, kažkas tai gal. Kažkokia tai gal programa kokia įdiegta, nežinau, kažkas neleidžia tau, žinai, taip, nemoku pasakyti, bet to padaryti tokio jausmo, žinai, to, kai tu esi tu su protu ir tu esi tu su širdim, žinai, kai tu gali dalintis kažkaip. Iki galo tau neleidžia pasidalinti kažkaip, tai nežinau, kažkas tai. Kol tu kalbėjai, man čia kaip ir atėjo, ar atsakymas, ar kažkoks supratimas, Aha. nežinau, ar jisai čia ką nors bendro su to turi. Gerai, sakyk. Nu, aš kaip pradžioj pradėjau, aš labai to norėjau, aišku, daug metų. Čia man buvo tokia euforija trupučiuką, kad man išeina kažką matyti, kažkas gaunasi. Aš tai labai patikėjau ir labai ėjau. Po to man, kaip apsipratau, pradėjau klausinėti. Ir dabar per tos savo testus aš praradau tą tikėjimą, to, kas čia yra tikra. Ir tai mane dabar išmušė, nes kuo aš labiau stipriau tikėjau šituo viso, kas vyksta, tuo aš greičiau čia panirdavau ir į tą srautą eidavau, viskas čia manyje ir net po hipnozę man tas srautas eina reguliariai. Bet dabar, kai aš nustojau tikėti, tai kažkaip man neskaičiavimai mane padeda niekas, aš negaliu ir eiti, gaunasi, kad kai tiki, tai ir eini, tai ir matai, bet jeigu netiki, tai ir negalėsi, ir nematysi, kažkas tokio, nežinau. Kažkokia programa yra, žinok, tikrai matau, yra programa įdėta. Nežinau, kas įdėjo, bet yra programa kažkaip įdėta, vat būtent tau, kad tą neleidžia to tokio, žinai, atsidalinimo, kad tu pareiški valią atsidalinai, taip ir plauki, bet tau neleidžia taip pat išplaukti, žinai. O tas išplaukimas, man toks jausmas, kad tu pats įdėjai tą bloką. Kažkokį Tai taip, per abejonę, sulaužiu tikėjimą, yra daug tikra. Bet žinai, kaip tu gavosi, kad tą, kai įdėjai, man toks jausmas, kad tu netgi kontraktą su kažkuo netgi sudarei. Tas tavo abejojimas, tas kažkas per tavo tą abejojimą įdėjo tą programą. Tu pradėjai, tu labai vienu kartu kažkuriuo, aš nežinau, kažkada, reiškia, tu labai stipriai suabejojai, bet stipriai suabejojai. Ir to per tą stiprų suabejojimą tau įdėjo kažkokią tą programą kaip bloką tokį. Ir viskas, ir ta programa tau pradėjo suktis ir tu jų nebegali pasileisti nuo jos. Nu, taip panašiai, aš sakau, kad jeigu netiki, kai ką tu gali matyti, jeigu netiki to matymu. Taip, nes tau jinai dabar tau ir stabdo tą visą, tu negali, ta programa tau ir suka tą pačią abejonę, tą, kurią tu pirmą kartą padarei, jinai tapo kaip
programos pagrindinė ašis, aplink kurią tau ir sukasi, ir tu negali nuo tos pirmos abejonės toliau ir nutrūkti, supranti, nueiti. Tau va taip ir liūčina tai, ta sukasi, kaip plokštelė, kaip diskas toks. O kaip patikėti tuo, ko žinai, kad negali tikėti? Jeigu nematai nei įrodymų, nei faktų, jeigu patikrinti. Čia ne taip yra, žinok, Mindaugai. Reikia tą plokštelę, tą programą visą išlupti ir mesti juodą skylę. Čia taip reikia elgtis. Tai gali mesti. Ne apie tą, bet Aš vis tiek geriausia, kad tai padarytum tu. Vėl subirės viskas, kas iš to. Aš negaliu taip padarytum tai tu. Aš pažiūrėsiu, tau padėsiu, pasižiūrėsiu, ar tau tai vyksta, kaip sakant, tai ar tu taip darai. Čia gaunasi ta programa yra, sakykime, kai yra smegenis, va čia kažkur tai, įdėta visą tą aparatūrą, kaip per gerklę būtų, žinai, gilyn įkišta ir pas smegenim padėta, va taip toj vietai. Jeigu tu gali, tu suimk visą reikalą. Ir jeigu gali per tą gerklę viską ir ištraukti. Traukti, kietai traukti, nes tau gerai primontuoti. O, kirta man vėl per ausinės kažkas. Ar girdit mane? Atsistatė jau garsas. Aha. Aš įskaidžiau save 4 dalis, tai trupučiuką eterinį kūną atitraukiu visus truputį iš šono ir va ten, kur sakėjai maždaug. Nežinau, aš tokia kaip tabletė kažkokia įsivaizduoju, kaip kažką tai, kaip kažkokį, kaip plokštelį, va kažką tokį, nežinau. Sakau, ką sako žmogus, va, toj, kai būni hipnozijai, tą vizualizuojasi, susikuri pas, aš taip matau, bent jau. Tai šią, va, matau, jinai yra, tiesiog jinai ore kabo, kaip antikūnis. Tai gerai, tu dabar nieko nebejok, tu viską išmesk, viską išplėšk ir po to mes eteriniam rankom su šviesa visą tą vietą visą užgydom, kaip sakant. Viską, kad neliktų nei pėdsako, kad į tą vietą, kad jeigu kažkas bus, kad, sakant, tu pajustum tai, kad jeigu kažkas vėl bandytų statyti kažką panašaus. Bet jeigu aš pats įdėjau, sukūriau, tai aš vėl tą patį galėsiu padaryti. Čia per tavo valios išreiškimą, bet ne tu. Nes jeigu galim bandyti žiūrėti, kas čia tokia, regresuoti, bandyti žiūrėti, kas kokiu momentu. Tai nėra skirtumo, kas mano pagalba man kažką padaro, aš tą patį vėl galiu išartyti. Reikia savo mąstymą, intencijas savo reikšti taip, kad, nežinau, kažkaip tikslingai. Jo, teisingai. Čia yra būtent savo intencijas teisingai leisti, nes kai tu leidi jas neteisingai, gaunasi, kad, kaip žinai, ta savo valia gaunasi, kad tas kaip abejonė, kaip tas pats kaip pyktis. Per pyktį, pavyzdžiui, per agresiją, per liūdesį, per abejonę. Jie prisikabina, čia kaip tu būtent gaunasi. Neklausi, netikrinsi, nežinosi tada, tai tu nebijosi, tai visko aklai patikėsi, aš to negaliu, pavyzdžiui, aš bandžiau anksčiau kažkada, tai man taip neišeina, aš tada turiu klausti. Jeigu aš pajuntu, kad aš kažko tikiu, bet nežinau kuo ir kodėl, tai man tai kvailystė yra. Aš toksai kažkaip, nežinau. O kodėl tu taip bijai tos tiesos? Aš irgi žinau, galiu tau papasakoti vieną dalyką. Aš irgi bijau vienos tiesos. Aš atskleidžiu vakar, kad išsigandau vienos tiesos. Nežinau kodėl jinai, bet egzistuoja viena tiesa, kurios aš bijau. Bet jinai yra iš praeities, iš daug reinkarnacijų atgal. Ir aš labai nežinau, kas mane ten gąsdina, gal kad kažkokia tai informacija, kurią aš sužinosiu ateityje, ar kaip. Aš stengiuosi po biškį prie jos eiti, bet taip, tokiom moliniam kojam, kaip aš sakyčiau. Tai aš tą kaip ir įsivaizduoju, kas dabar pas tave vyksta, kai tu taip
tu tai sakai, aš taip net vat perjaučiu štai palyginimą tokį, va, taip daviau, nes išjautau tą patį tokį jausmą. Tai jeigu aš bijočiau, ar ten tiesos, tai Kažko tai tu ateity, nesiekčiau. kažko tai, aš galvoju, žinai, kas yra, kažkur yra praeity, kažkur kažkas nutikę, ko tu, kad aš bijau, žinau, kas, vat, daugmaž jaučiu aš jau, kas tai yra nutikę. Ir tu kažkokią turi tokį, turbūt, praeituose gal reinkarnacijose, gal turi kažkokią tai įvykį, kuris vat, tau dabar persiduoda, rezonuoja, vat, tokia vat abejonė kaip per baimę tokias. Nu, pripažink, kad savotiškai tokia kaip, abejonė, kad yra kažkokia tai, kad gal ne ta baimė, kad tai reikia drebėti ir ten, žinai, gąsdintis, krūpčioti, bet tokia kaip nerimas, tokia kažkokia tai forma, sakykim, tokia. Aš atsimenu tą jausmą, kai būdavo baimė, dabar tai jau kiek metų pas mane nėra jos. Aš net tikėjausi, kad atėjo aš čionais į hipnozę, pajausiu tą baimę. Kaip į tylą visi eina tas hipnozės, bijo ten tų demonų, O didinasi. gal tu jį esi paslėpęs, bet tik tais, jinai yra paslėpta, jinai pas tave yra, bet jinai paslėpta, tik tai užmaskuota, pavyzdžiui, tu tą baimę užmaskavai, pavyzdžiui, po to tokiom abejonėm, visą kitą, jinai yra kaip kamufliažo aptraukta ta baimė. Negali būti. Baimė arba jauti, arba ne, ar jinai paslėpta, ar sukurta, ar ten dar kažkur, tai ko skirtumas, jeigu jos nejauti, reiškia, jos neturi. Tai aš nežinau, Tai labai garantuotai kalbi. kad aš jos jau Baimių formų yra labai daug tokių. Baimė duoda dar adrenalino, tai labai malonus tos jausmas. Pavyzdžiui, prieš einant į ringą muštis su baimė pajaus yra labai gerai. Tu daug stipresnis. Muštis, žodis muštis yra, vien rezonuoja, kad yra labai bloga intencija. Tai aišku, nėra. Aš sakau, kad baimė nėra blogis, kurio aš ten atsisakyčiau savo norą, bet aš visą gyvenimą jau, kad jį nugalėtų baimę. Aš viską, ko bijojau, aš šitą jau ten bijojau vandens, specialiai jau skandau, bijojau aukščio, lipau nuo krašto stogo ir aš viską, tą baimę, kad nugalėt, kad ją išnaikinti. Bet aš toks jausmas, kad tu įtikinėjai save, kad tu nieko nebijai. Supranti, ir gaunasi, kad pamažu slėpi tą tokią, bet viduj kažkur jinai vis tiek yra. Tu slėpiai tokia, kaip gavosi, kad, žinai, kaip kiši kažkur tai, kuo giliau po tų matrasų tą baimę, kad jos nebūtų, bet tu tik kiši, bet jos nepanaikini gaunasi. Tik labai giliai įkišai tą baimę. Tai gali būti, tegu jinai būna, man tai jos negaila, jinai po kaldrą ir papažasim, tegu jinai man būna, bet jeigu aš jos nejaučiu, nėra. Bet jinai, supranti, bet jinai rezonuoja. Tu kaip ta princesė ant žirnio, kad sako, atsigulė ir jaučia, kad žirnis yra po apačia. Taip ir čia gaunasi, tu baimę giliai įkišai, bet jinai tau prasimuša į visokius ten kitokius dalykus. Pavyzdžiui, gal per tą pačią abejonę jinai ir muša tave. Supranti, negali tai būti. Neišjauti tokio dalyko. Yra pažinties variklis abejonė, jeigu jo nėra, tu niekad niekur nesužinosi, tik kad tikėsi kažko, tai net nežinodamas ką. Pas mane abejonė toks dalykas yra, aš taip jau suprantu. Jeigu neabejosi, tu net neklausi, tu net nežinosi, net neįstikinsi kažką. Pavyzdžiui, aš irgi labai daug kuo abejoju. Bet aš, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad egzistuoja šviesa, egzistuoja meilė, egzistuoja amžinas gyvenimas, egzistuoja reinkarnacijos, kad egzistuoja, kaip sakyti. Tuo aš tikrai esu įsitikinęs, nes aš tą esu pajautęs. Ne, tai jeigu žmogus abejoja, tai nereiškia, kad jis nieko netiki. Čia yra skirtingi dalykai. Tai aš kai tuo viskuo tikiu, tai aš kartais nustoju abejoti ir kitais dalykais. Nes jeigu pasakyčiau savo tą, ką tau dabar pasakiau, perduočiau sutiktam bent kuriam žmogui gatvėje, sakytų, gal tu visai, toksai, o čia tu tai tiki, reiškia, kažkas tau blokuoja, kitus dalykus kažkaip blokuoja kažkas. Nes tu tai tiki, kad egzistuoja šviesa, egzistuoja šaltinis.
Šviesa, kuria prasme, aš sakyčiau šviesa. Kaip aš negėręs, Aplamai, jo, šviesa, gėris, taip, nu, tai šviesos jėgos, tugi neabejoju tuo dalyku. Ar tu ir du- tuo abejoji? yra nebijotini dalykai. Dualume mes tam ir esam čionais, juoda balta. Mes Taip, net negalim aha. stopti. Viskas Kad kalba. juodos jėgos irgi neabejoju. Kad, reiškia, ir tada ir demonas yra, irgi neabejoju. Nu, čia religijos fantazija. Mums tai yra šita Na, programa. tai jo, tai čia vardu galiu vadinti. Vieni demurgu vadina, kiti demonu. Aš jį Tai vadinu šachmatistu, kaip sakant. Kiti dar jiems sukuria. Bet jisai, ta prasme, tamsos tas tai egzistuoja. jeigu tikėsi, jo, susikurk, matysi. O jeigu netiki, tai jisai neegzistuoja. Jo, nu, vizualiai, jo. Bet tada, jeigu tu sakai, kad neegzistuoja ta juoda, tai reiškia nėra ir šviesos šaltinio. Tai demonas patvirtina šviesos šaltinį. Nu, juoda, balta, pavyzdžiui, tai tvirtina. Visi tiki, kad yra juoda ir balta. Dualume taip, tai yra neišvengiama. Mes esam Nu, dualiam. tada reiškia yra demonas ir yra. Tai yra to pačio galiu. Kiti sako, kad tai kūrėjo dvi pusės. Paprastas pavyzdys, paimkim vaiką, kuriam neįkiškime religinių tų visų įsitikinimų ir pasakyk ir Taip, čia ne religija, čia iš vis nieko ir taip, bendra su religija. tai nu, demonas yra religinis dalykas, čia iš religijos Nu sukurta. taip, bet mes jį taip vadinam, tik sakykime, tams. Tai mes įmame iš negatyvo satanistinių tikėjimų blogiausią variantą ir savo įrašom į galvą, kad mes jį matytume ir su juo kontaktuotume ir skleistume kitiems. Yra mūsų sąmoningas pasirinkimas ar nesąmoningas, nėra skirtumo. Dėl to man tas nepatinka ir aš atsisakau tą visą juodumos, visą tą burdą kišti savo į galvą, tas programas kartoti ir dar skleisti kitiems. Aš noriu tai pakeisti. Jeigu mes esam kūrėjai, tai kam meluot, kad mes esam kūrėjai, jeigu mes tik tai paklūstame jų plokštelėm įrašytam tam 1000 metų ar kiek. Aš noriu tai sugriauti, jeigu aš kūrėjas, aš turiu teisę. Plius mano erdvė, aš matau tą, ką aš noriu matyti, ne? Ne, tai savo erdvėje, kai susikūri, taip, viskas tvarkoja, mes kūrėm, mes galim planetas kurti, aišku, galėjom kurti. Bet tu dabar tai tiki, kad negaliu sukurti, ar tu tiki, kad dabar gali sukurti planetą? Aš neturiu supratimo, kaip nekūrėsi, tai aš negaliu iš oro kažką sugalvoti. Man reikia detalių, man reikia informacijos, duomenų bazės, o tada aš galiu. Dėl to aš testavau, kas tai demonai, tai reptiloidai, kas tai interferentai, kviečiau visus interferentus. Pasakiau, kad matau blogus, nesakiau, kad yra geri, tam, kad patikrinti, ką kiti, kurie eina į hipnozę, mane žiūri, ką jie mato. Ir gavosi, kad visi mato tik tamsą ir kalba tik apie tamsą, tik apie blogus dalykus. Tai man automatiškai jie visi tarpauja tamsai, skleidžia tamsą visai mūsų grupiai, ten visi kas klauso. Aš to nenoriu daryti. Bet dabar, kai tu kalbi, tu kiek nors per širdį perleidi nors vieną informacijos detalę, nes aš nejaučiau, žinok, toksai tavo balsas toks kietas, per širdį nebūna kietas. Ar jinai kepa visą dabar. Dega viską. Aš paantrinsiu Dariui, man irgi jau kuris laikas kirba ta mintis Mindaugo paklausti, ar tu gali tikrai, vat, kaip sako, išjungti protą, ne, ir palikti vat, per širdies pojūtį tai, ką tu kalbi, tos patikrinimus, ne, vat, kai sakai, ne, tuo tiki, tuo netiki, tą įsivaizduoji, tą neįsivaizduoji, ne, bet atmesti visą tai ir palikti tik per širdį, patikrinant pojūčius visus ir ką tau širdis rezonuoja. Aš galėčiau tai atsakyti, jeigu man nors vienas žmogus galėtų paaiškinti skirtumą, kur tu jauti per širdį, kur jauti per alkūnę, ar ten galvą, ar dar kažką, tai man dar nekartą. Nereikia daugiau per kitus dalykus jausti, tik per širdį. Nu, tai gerai, bet tai vat, nu, O tai aš dabar vat ir klausim. Aš tą ir sakau, jūs negalite išgirsti, nes mes skirtingose sferose kažkaip supratimas. Ne, mes toj pačioj sferai. Aš tave matau, toj pačioj sferai. Tik aš dabar vat paleisti mintį per širdį. Tu dabar sakai, tai darai per širdį, va kaip paleidi, bet iš balso man toks nesijaučia, nematau. Tu gal ir kažkaip tai, gal kiek ir ten per sąmonę ir norėtų, bet nejaučiu, kad perteka ta visa energija, neišteka iš širdies kažkaip. Gal iki širdies jin ateina, bet neišeina.
Kaip tu tai jauti? Aš negaliu to jaust, ko aš nesuprantu, apie ką kalba eina. Sakau, vat, man nėra tos informacijos, aš Tai turiu, gal tavo širdis uždaryta? o kaip aš tai galiu pasakyti, nežinau. Nu, tai dėl to, kad tu negali paleisti minties per širdį. Tai atsakymas. Mintis yra iš smegenų, kaip ją leisti. Ne. Nu, Įsivaizduoju. sakykim, ne iš proto mintis, sakykim, o mintis tas, tavo, sakykim, tėkmė, ta visa minties tėkmė. Vat, pavyzdžiui, kai tu ateina tėkmė kažkokia tai ir tu per širdį leidi tokia, vat, kaip, nu, tikrini, tai ar tai tiesa ar netiesa, pavyzdžiui. Perleidi tai per jausmą, per krūtinės jausmą perleidi. Pojūtis turi atsirasti. Taip. Pojūtis, kur tu žinosi, kad tai yra iš širdies einantis pojūtis. Jis toks turi būti šiltas, geras, malonus, toksai keliantis tave, nu, toliau. Atrodo, tu norėtum apkabinti kūrėją, norėtum jį pabučiuoti, norėtum bet kokią šviesią būtybę apkabinti taip šiltai, tu tokia begalinė meilė, nesvarbu, kad tau atsakytų atgal. Toks va pojūtis turi išeiti. Gali būti galbūt ir šiek tiek skirtingi tie Nu, pojūčiai. taip, bet vat, turiu minti, kaip, vat, nu, tai kaip rezonuoti, taip turi toksai toks. Tai tu Ar tai leidi mintį į savo širdį? Nu, toksai gaunasi, vat, mintis tau eina kaip ir iš galvos, bet jauti, kad tokia kaip tėkmė, nu, tokia kaip per krūtinę, tokia kaip tėkmė eitų, tokia, nu, nemoku pasakyti, kaip šaltinis. energija, vibracija, Energija, kažkoks sujudėjimas, Jo. bet tai eitų per, kaip pasakyti, pojūčio pradžia iš fizinio kūno. Kažkaip kaip per intenciją, bet čia tada, kada vat protas, kaip sako, padėtas į šalį. Mane turbūt nukirta. Girdim. O, girdim, gerai. Nu, ir širdį, ir skrandį, ir tas viską ten saulės rezginį. Aš ten dažnai skirtingose temose skirtingai jaučiu. Ir čia, kai pradžioj šnekėjau, tai man visą pradėjo labai birti, kaip nežinau, kaip būtent va širdis kalatuotis visą ir visą man karštą pasidarė, kol tada jau pasakėte, mane nutraukėt ir kad čia viskas eina iš smegenų, ne iš širdies. Tai va, ir tada man pasidarė, kaip čia gaunasi viskas tada. Todėl tuo momentu aš tada jaučiu viską, va, širdis tada puikiai jautėsi, bet ir jum iš šono atrodo, kad čia eina ne iš širdies. Tai aš nežinau, aš neturiu supratimo tada, kas čia kur eina iš tikrųjų. Man tai nesusideda informacija, niekaip nesusidėlioja man suvokimas, kada čia kas kaip vyksta, nes fiziškai aš jautęs daug skirtingų dalykų, būna hipnozė priklauso nuo to, ką tai ten, kokia informacija eina, ten kaip kas ką jauti. Bet aš niekada negalėjau pasakyti. O tu esi garsiai ištaręs tokį frazę, aš myliu tave, myliu visus ir begalinę meilę visiems dovanoju. Pavyzdžiui, taip gali pasakyti. Esu pasakęs 2 kartus gyvenime, bet pamelavęs žmogui, kurio tikrai negalėjau. O dabar gali pasakyti, pavyzdžiui, iš širdies tą dalyką? Pasakyti galiu, o kaip iš širdies ar ne iš širdies, nežinau, aš... Nu, pabandyk. Kad myliu kažką tai? Nu, kad, pavyzdžiui, mus visus myli, ir mus kūrėja, ir mus visus bendrakursius, ir visus aplamai šviesias būtybės. Aš rašiau Telegrame, kad visus jūs labai myliu ir labai vertinu ir taip toliau, ir tai buvo mano pirmas kartas, kai aš viešai esu tai parašęs. Dar tai nukopijavęs parodė savo tokiam draugui, ten jau 30 metų mes geri draugai, jis negalėjo patikėti, sako, čia negalėjai to parašyti. Tai buvo mano pačio testas su savim. Pas mane šitie gerai uždavė. O dabar galiu pasakyti, va taip, tokią mintį paleisti. Galiu, kaip mintys kaip žodį galiu pasakyti, nes tai gaunasi man dabar pačiam kaip iššūkis, aš tai galiu garsiai pasakyti, bet tai nebus tikra. Nes aš dabar jau esu sublokavęs. Aš pat ir sakau, kad per širdį tai galiu pasakyti, tokia ištransliuoti tokią. Man tai turi būti
energija. turiu tą jausti, tada galėčiau pasakyti. Aš taip įsivaizduoju, tada būtų tikra, bet aš esu įsimylėjęs ne vieną kartą gyvenime, bet aš niekartą nesu to pasakęs. Man tai buvo per Bet tu stipru. matai, bet kas darosi, tu priešini, tave kažkas tokį neduoda, supranti, pavyzdžiui, man pasakytų, aš iškart pasakyčiau tokį dalyką. Aš Tai galėčiau pasakyti, aš jūs visus myliu, kur aš myliu labai labai ir šviesa, ir tu meilė, noriu jums visiems padėti. Ir man aš net jaučiu, kai galiu tai pasakyti per širdį ir man net bėga iš tenai ta mintis. Atrodo tokia net su visa energija. tas žodis išvartojamas reguliariai, tuo jis mažiau tos prasmės ir reikšmės gauna, nes tai gaunas kaip Ne nusivalkis. dėl to, kad išvartojamas, aš tau kaip pavyzdį tik norėjau pasakyti. Aš supratau tą mintį. Ne, man tai Aš labai tikrai dažnai niekam nesakau tokių dalykų irgi. Tik vienintelį Andželai aš dažnai sakau, va savo mergaitėm, dukrytėm dažnai sakau, mamai pasakau. O šiaip per širdį aš tai irgi labai esu, nedažnai sakau tokių dalykų. Bet aš sakau, kad jeigu, taip, kad patikrint, ar tu tikrai gali transliuoti per širdį. Aš noriu įsitikinti, ar tau eina energija ta tos meilės. tokia, Aš tik tai meluot galiu, tai aš nepasakysiu, aš turiu jausti tą jausmą tam žmogui, kad aš jam tai pasakyčiau. Bet aš to dar nesu niekart padaręs. Taip pat aš dabar galiu pasakyti, bet tai nebus jokios prasmės, nes tai bus tiesiog žodžiai pasakyti, išmesti ir viskas. Tai nėra sunku pasakyti. Tai tada tu per protą kalbė. Tikrai žinok, ne per širdį. Nu. Pas tave nėra šis susijungimas su širdimi kažkaip tai. Trūksta gaunasi, žinai, kaip ateina. Tu sakai, užkaito tavo kūnas. Tavo energija ateina iš širdį, o jos neišeina ir tavo kūnas pradeda kaisti visą, supranti? Toksai gaunasi tokia energija, tokia turbūt susistagnuoja, aš taip toks matymas man toks atėjo. Jinai ateina, bet neišeina, supranti? Į širdį tu paduodi tą visą reikalą. Paduodi pilna energija, bet jinai neišeina, neišsitransliuoja iš širdutės tau. Kitiems, supranti, netiduodi tos energijos, nepasidalini tos meilės energijos tos kitiems. Užtat tos abejonės ir kerta tau. Ai, tu tai suriši su abejonėmis? Jo, taip. Nes jeigu jinai pasileistų kaip srautas, tu pajaustum, kaip jinai bėga, tu daug dalykų nustotum abejoti. Iš vis daug dalykų nustotum abejoti. Nes tu pajustum daug dalykų, kai pradedi transliuoti per širdį, tu gali pasitikslinti, supranti, tu išjausti, vat kaip sako Lina, ar tai tiesa, ar tai melas. Tau nebereikėtų daug dalykų galvoti, supranti, tikrintis protų, visą kitą, nes tau ateitų atsakymas tiesiai į širdį. Tu susijungtum su tos tiesos šaltiniu ir tau kaip knyga, kad perskaitėjai ir tu viskas, ir tu žinai. Aš suprantu, jaučiu, ką tu sakai, bet dabar aš su protu įsijungęs, protas to negali suvokti. Nes tai turi būti detalius, turi būti paaiškinimai, patikrinimai ir taip toliau. Tai yra loginis man. O tas pajutimas, aš tai esu jautęs informacijos, kaip einas, pavyzdžiui, tai jauti, supranti, bet protiškai negali suvokti ir kaip net pateikti, negali išreikšti dalyką. Tai yra skirtingi tokie pojūčiai. Bet aš nežinau, per kur ta informacija tada eina. Nemanau, kad ten per širdį eina. Nors gal aš nežinau, nes aš neturiu supratimo iš tikrųjų, per kur ta informacija eina. Vis tik tu ją transliuoji ir priemi, išpakuoji, kaip sakant, per mentalą, per smegenis. Tai koks skirtumas, per kur ateina tada. Gal yra skirtumas, nežinau. Didelis skirtumas. Nes per širdį tau, žinai, tu nebekyla tavo abejonės, tu žinai, tada taip galėtum iš karto, žinai, pasakyti, kad taip tai yra. Ir nereikia tau atsakymą, kad, pavyzdžiui, ar kitaip, ar ne taip, ar tai kodėl, kas, už ką. Srauto abejonių niekada dar nebuvo. Informacija eina.
šitie va spektakliai. Man tai ateina, žinau, kad tokia informacija, kad reikia tau širdutę gydyti. Kažkaip tai, ne kiek tą gydyti, kiek ją sutvarkyti. Nežinau, čia aš jaučiu, kad tu man nelabai pasiduodi, kad aš tau tai padaryčiau. Kažkaip tu užsiveržęs taip kažkaip tai. Aš pats uždaręs, aš žinau, kodėl noriu. Ir aš taip jaučiu, kad aš bandžiau prie jos prieiti, bet niekaip, atrodo, kaip pirštai pas tave sugniaužti, taip, žinai, būtų ir tu nenorėtum jų spazmą, žinai, kaip pirštų suspaudžia, atlenkti net negali, žinai. Tai va toks jausmas atėjo, kad taip va užsidaręs tu ir niekaip negaliu, žinai, prie jos prisidėti. Ranką dabar uždėjęs ant širdies pas save, automatiškai laikau ją. Aš matai. Žiūrėkit, mes jau esam 1:20. Noriu paklausti, kaip jūs jaučiatės? Ką galim? Kaip jūsų energija? Mano matymu, tai aš kažką pastebėjau. Dabar taip Mindaugui reikia, kad jisai persileistų tas mintis. Reikėtų, aš manau, kad kažkada, nežinau, čia gal be manęs, gal susiras Mindaugas ir kažką, kad tikrai peržiūrėti širdelę, nes tikrai aš matau, kad reikia atsidaryti širdį ir jeigu atidarysi širdį, žinok, viskas pasikeis. Mano jausme tai tikrai pasikeis. Tu suprasi viską. Man jau parodė, aš jau uždaręs, kaip tai vyksta, bet žinau, kad aš dar negaliu jos daryti. Man dar per stipru biškas. Bet kai tu ją atidarysi, žinok, patikėk, aš jaučiu pas tave dabar, sakau, tavo matymas toks turėtų būti galingas, labai stiprus, nes jaučiu didelę energiją pas tave tokia. Holivudinių filmų? Ne, pamatysi, kaip prasineši per erdvę, suprasi. Aš prisipažinsiu, man labai vibruoja, ką Darius sako ir jeigu taip leistis, bet ką vis bandėm pasakyti per širdį į tą vibravimo pojūtį, tai net iki graudulio eina, bet... Ir būtent dėl to laikau uždarytą, nes man per daug jautriai eina. Negaliu tada valdyti. Bet kažkur yra dar baimė paslėpta, reikia atrasti baimę ir atidaryti širdį. Ir žinok, pamatysi, plauksi, vajai. Aš jaučiu, kad tai būtų malonu plaukti, yra erdvės begalinės, žinok, tai netgi smagu jaučiu, netgi, kad tu esi tas kažkas panašaus net į mane, nes daug tų pojūčių kartais tu išvardini, tų, kuriuo aš irgi esu perėjęs, pajautęs, tik tais, kad, kaip sakyti, kažkur yra kažkoks blokas. Tai va galim, o tu iš šaltinį eini prie Krikštolinio medžio, iš šaltinį. Ne, kaip. Pasikrauti. Tada pabandyk vizualizuoti, einam prie Krikštolinio medžio, aš ten labai kartais mėgstu ateiti, jis toksai didžiulis, be galo didelis, toksai galingas, auksinės, tokios kaip sidabrinės spalvos toksai. Mes dažnai šokam su kitais mūsų grupiokais, energijos pasiimam. Aš tau ištiesiu rankas, jeigu tu gali vizualizuoti, paimk mane už rankų. Jo, ir dabar sukimės aplink tą medį, taip sukimės. Pasikraukime energijos. Kai aš tave vedu, tu matau, kad tu eini. Bet kažkaip tai kartais taip, nežinau, kodėl taip užsikubuoju, bet dabar tai vat tikrai matau ir sukomės mes kartu ir Geravo ir Linutę pasikviečiam, matau irgi ateina kartu, iš karto. Tik pasakiau pasikviečiam ir matau, kad jinai už rankų griebiam. Tai kiek aš čia galiu jūsų klausyti, reikia kažką ir nuveikti. Jo. Tai sukamės taip gerai, taip kraunasi energija gera. Labai gera taip.
Nu ką, turbūt užbaiginėsim šitą sesiją. Gerai. Tai Tai tradiciškai ten sudarinėkite, aš viską priešingai darau. Palieku viską padaryta. Arba savęs nausų. Jo, aš užsidarau visus langus, viską panaikinu, kad nieks nedrumstų manęs naktimis. Mano budrume būna. gerai, tai kiekvienas pagal save užbaikit šios dienos kelionę. Keistai kažkaip jausmas toks. Aš pirmą kartą girdžiu tokį žodį. O yra kaip yra. Taip, ir žodžiu, grįšime į ten, iš kur pradėjome šią kelionę, į savo fizinį kūną. Kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, jūs būsit grįžę, pilnai pailsėję, atsiregeneravę. 3, 2, 1.